Šiandien aš pirksiu pačias mirtiniausias jūros būtybės tamsiajame internete. Nuo ryklių iki nuodingų akmens žuvių, milžiniškų ungurių, tikrų gyvų ateivių ir daugybės kitų beprotiškų gyvūnų, kurie jūs nustebins. Ir mano misija – visus juos laikyti savo naujais augintiniais. Taip, tikriausiai tai nėra gera idėja, bet jei jau tai darome, mums reikia vietos visoms šioms jūros būtybėms, todėl savo garažą pavertiau milžiniškų akvariumų kambarių, pilnu įvairiausių akvariumų. Ir dabar vienintelis likęs dalykas – pripildyti šį kambarį pačiais beprotiškiausiais jūrų gyvūnais, kuriuos galime rasti tamsiajame internete. Nu, mes jau gavome pirmąją siuntą. Matote, šią dėžę užsisakiau maždaug prieš savaitę ir vienintelis dalykas, kurį nurodė svetainė, buvo tai, kad tai tikras ateivis, bet nepasakė, kas tai yra. Taigi, manau, vienintelis būdas sužinoti – tai atidaryti. Dieve, kaip aš nervinuosi. O, matau maišelį. Gerai, mūsų neapgavo. Kas per velnės čia yra? O dieve mano. Na, jie nemelavo sakydami, kad tai ateivis. Tai atrodo tikrai keistai. Aš visiškai neturiu supratimo, kas tai yra. Fui, koks jis slidus. O dieve mano, tai kaip didelis gumulas. Kas čia per daiktas, žmonės? Palaukit, čia dar vienas maišelis viduje. Negali būt, pažiūrėkit į tai. Čia turime dar vieną, bet šis visiškai juodas. Palaukit, kodėl jie man atsiuntė du, juk užsakiau tik vieną? Na, nesiskundžiu, šitie dalykai tikrai šaunūs. Palaukit, čia yra raštelis, galbūt jis paaiškins, kas per daiktai čia yra. Mėgaukis savo naujais augintiniais ateiviais. Viskas. Tai viskas, kas parašyta. Na, nežinodamas, kas tai yra, nusprendžiau juos įdėti į akvariumą. Ir vyrai, jūs manęs neįtikinsite, kad tai ne ateiviai. Na, tik pažiūrėkit, kaip jie juda. Bet nors pirmasis siuntinys buvo beprotiškas, mums reikės nusipirkti daug daugiau, jei norime pripildyti visą šį kambarį. Kadangi perkame juos iš tamsiojo interneto, nėra jokios garantijos, ar nebūsime apgauti, ar šios jūros būtybės apskritai atkeliaus gyvos. Gerai, ką tik pateikiau dar 2 užsakymus tamsiajame internete. Vienas – paslaptingai unguriui, kuris gali užaugti iki 6 pėdų ilgio, o kitas – paslapčių dėžiai su reta jūros būtybė. Dabar nežinau, kokios retos bus šios jūros būtybės, bet kadangi dėžė kainavo $1000, tikriausiai tai bus kažkas, ko dar niekada nesame matę. Ir po kelių dienų laukimo gavau vieną iš siuntinių. Vaikinai, esu beveik tikras, kad tai yra paslaptingoji dėžė. Sąžiningai, nemaniau, kad tai iš vis atkeliaus, bet atvyko. Ir jis sunki. Oho, matau krūvą žuvų, vaikinai. Žiūrėkit į šitą. Ant jos yra pavojingumo lipdukas. Tai tikrai beprotiškai atrodanti žuvis. Niekada nemačiau nieko panašaus, bet panašu jis pavojingas. Todėl turime būti labai atsargus. Greitai užsidėjau pirštinės ir man pavyko jį ištraukti iš maišelio. Ir atidžiai apžiūrėjęs supratau, kad ši žuvis yra nuodinga ir jos kūnas nusėtas itin aštriais dygliais. Na tai šiek tiek baisu. Tikiuosi, kad likusios žuvis čia nėra pavojingos. Palaukite, man atrodo, žinau, kas tai. Negali būti, jūs tik pažiūrėkite, turime mažą puslę žuvę. Man atrodo, kad ši žuvis vadinama ežine puslė žuve ir jos užauga tikrai didelės, bet šitas vaikinas dar visai mažas. Po to dėžėje liko tik vienas maišelis, o viduje buvo be abejonės keisčiausia žuvis, kokią esu matęs. O dieve, jūs tik pažiūrėkit, man atrodo, kad ši žuvis turi kojas. Aš juk nesvaigstu, tiesa? Šitas padaras tikrai turi kojas. Atrodo, lyg krabas būtų susilaukęs vaiko su žuvimi. Niekada nemačiau nieko panašaus. Nusprendžiau pabandyti išsiaiškinti, kas tai per padaras. Taigi, paieškojau žuvų su kojomis ir tikrai radau. Ji vadinama jūriniu gaidžiu. Ir skirtingai nei kitos žuvis su kojomis, kurios jas naudoja vaikščioti sausumoje, jūrų gaidys jas naudoja vaikščioti vandenyno dugnu. Būtent tai jis ir padarė, kai įdėjau jį į akvariumą. Tai tikrai pati šauniausia žuvis, kokią esu matęs. Ir dabar jis yra mūsų augintinis. Bet žinot ką, vaikinai, ką tik prisiminiau? Nes dar turime tą paslaptingą ungurio dėžę pakeliui ir ji turėtų to jau atvykti. Po maždaug valandos pagaliau gavau siuntinį, bet kai jį atidariau, supratau, kad maišelis buvo pradurta. Vadinasi, kas bebūtų viduje, tikriausiai jam liko nedaug laiko. Ar jis vis dar gyvas? Negali būti, jūs tik pažiūrėkit, jis vis dar juda. Kaip tai beprotiška? Jis net nebuvo maišelyje ir neturėjo vandens, bet kažkaip vis dar gyvas. Gerai, greitai įdėkime jį į akvariumą, kol jis nenumirė. Na, lėtai, bet užtikrintai akvariumai pildosi, tačiau dar turime daug ką padaryti. Pradėjau pirkti vis daugiau siuntinių iš tamsiojo interneto, įskaitant ateiviškos žuvies staigmenų dėžę, kuri kainuoja $500, ir mirtinų vėžiagyvių dėžę. Na taip, nesu tikras, ką tai reiškia, bet gyvūnai, kuriuos jie sakė galintys būti čia, atrodo beprotiškai, todėl turėjau tai nusipirkti. Gerai, praėjo maždaug savaitė ir gavau abu siuntinius. Visi jūros gyvūnai, kuriuos iki šiol nusipirkome, laikosi puikiai, bet dabar laikas pažiūrėti, ką pridėsime prie kolekcijos. Oho, negali būti! Manau, kad tai plekšnė, vaikinai! Tas padaras yra milžiniškas!
Na tai tikrai ateiviška žuvis, bet nemanau, kad jį verta $500. Tikiuosi, kad šioje dėžėje yra kažkas dar beprotiškesnė. Gerai, turime dar vieną žuvį, bent jau manau, kad tai žuvis. Tai tiesiog atrodo kaip pagaliukas, bet jis juda. Oho, koks keistas jausmas. Kas per daiktas čia? Taip, tai dar viena paslaptinga žuvis, kurios niekada anksčiau nemačiau. Jei žinote, kas tai yra, parašykite komentaruose. Bet šioje dėžėje dar liko 2 žuvis ir jos atrodo pačias beprotiškiausias iš visų. Oho, ši pakuotė sunki, vaikinai. Tai tikrai didesnė žuvis. Palaukit, man atrodo žinau, kas tai yra, vaikinai. Ši čia vadinama remora ir apie šią žuvis yra kažkas labai ypatingo. Iš pradžių šie vaikinai atrodo visai normalūs, bet iš tikrųjų jie naudoja savo galvas čia, kad prisisirtų prie ryklių ir tada tiesiog seka juos visur. O kai ryklys ką nors suėda, šie vaikinai suėda visus likučius. Tai taip šaunu, net nežinau, kad juos galima laikyti kaip augintinius. Dabar mes perkelsime jį į akvariumą, bet pirmiausia yra vienas dalykas, kurį visada norėjau išbandyti. Pažiūrėkime, ar jis prisisirps prie mano rankos. O, dėda, tai baisu. Oho, negali būti. Pažiūrėk. Netikiu, jis iš tikrųjų dabar laikosi prie mano rankos. O dieve, tai toks keistas jausmas. Kai ištraukiau paskutinį maišelį, pastebėjau kažką viduje. Ir kas tai bebūtų, tai nebuvo normalu. Oho, pažiūrėkite į šitą, vaikinai. Ar tai iš viso žuvis? Aš žinau, kad užsisakiau paslaptingą ateivių žuvų dėžę, bet nesitikėjau gauti kažko tokio beprotiško. Vaikinai, iš kur jie gauna tokią žuvis? Niekada nemačiau nieko panašaus. Tai kol kas pati šauniausia žuvis, kurią gavome, bet jaučiu, kad nuo čia viskas tik dar labiau pašėls. Maniau, kad būtų teisinga pridėti šitą vaikiną į akvariumą kartu su kita žuvimi, kuri turi kojas. O po to atėjo laikas atidaryti kitą dėžę. Bet turėjome būti atsargus. O, čia yra raštelis. Atsargiai visada dėvėkite pirštinės. Gyvūnai gali žnypti, gelti arba smogti Fredui. O, gerai, puiku, taip, ačiū už perspėjimą, Fredu. Vieną po kito atsargiai atidariau kiekvieną maišelį ir atvirai sakant neradau nieko labai pavojingo. Hebra, čia tik krūva skirtingų krabų, kas čia pavojingo? Bet tada pamačiau priežastį, kodėl buvo tiek daug perspėjimų. O dieve, ar čia maldininkė krevetė? Jūs atrodo nesuprantate, koks tai beprotiškas dalykas. Jis gali atrodyti kaip paprasta mažytė krevetė, bet šie padarai iš tikrųjų garsėja stipriausių smūgių gyvūnų karalystėje. Toks stiprus, kad jie gali net sudaužyti akvariumo stiklą. Palaukite, čia dar vienas raštelis. Ką jis sako? Laikykite maldininkę krevetę plastikinėme inde visą laiką, kitaip jis sudaužys jūsų akvariumą. Ar jūs juokaujate? Jūs čia visiška beprotybė. Gerai, pagavau jį. Ramiai, draugužiai. Au! O dieve, ar nufilmavote? Jis tiesioginė prasme smogė man į pirštą. Laimiai man pavyko jį įdėti į indą, kurį įdėjau į akvariumą. Bet norėsite žiūrėti toliau, nes netrukus nutiks kažkas beprotiško. O, ką mes čia turime? O, palaukite, man atrodo, žinau, kas tai yra. Tai vadinama liepsninė šukute. Ir kas tikrai įdomu apie šios padarus, kai jų burnas atviras, jūs iš tikrųjų galite matyti, kaip per ją teka elektra. Tiesiog neįtikėtina, ką kai kurie jūros gyvūnai sugeba. Atrodo, kad kiekvienas iš jų turi savo mažą supergalę. Nesu tikras, ar turėčiau laikyti šį padarą rankose. Bet tiesiog įdėkime jį į akvariumą. Ir dabar mums liko tik vienas maišelis dėžėje. Ir iš tikrųjų manau, kad tai yra atsiskyrėlis krabas. Bet jis neturi kriauklės. Tai taip liūdna. Niekada anksčiau nemačiau atsiskyrėlio krabo be kriauklės. Bet žinote ką? Turiu idėją. Jei tiesiog paimsime šią kriauklę ir įdėsime ją į tą patį akvariumą, kaip ir atsiskyrėlis krabas, yra tikimybė, kad jis į ją įlys. Taigi būtent taip ir padariau. Ir jam neprireikė daug laiko, kad ją surastų ir įlystų vidun, paversdamas ją savo naujais namais. Iki šiol mes nusipirkome daugybę mirtinai pavojingų jūros gyvių iš tamsiojo interneto, bet jaučiu, kad kažko trūksta. O tai yra ryklys. Ryklius labai sunku gauti, bet laimiai neseniai radau svetainę, kurioje vieną pardavinėjo. Tad savaime aišku, aš jį nusipirkau. O dabar laikas atidaryti ir pažiūrėti, ar mus apgavo ar ne. O dieve, tai nauja Bass Fishing Productions atributika. Taip, atsiprašau. Prieš sužinodami, ar gavome ryklę ar ne, turiu jums pasakyti, kad ką tik išleidome naują atributiką. Turime naujus marškinėlius, naujus kepures, naujus džemperius, o naujausias mūsų dizainas – šis žuvies skydo logotipas. Man jis labai patinka. Ir mes taip pat ką tik pridėjome vaikiškus dydžius viskam, taigi jei norite pasižiūrėti, eikite į bassfishingproductions.shop arba tiesiog nuskaitykite QR kodą ekrane. Bet dabar, kai tai jau pasakiau, pažiūrėkime, ar tikrai gavome ryklį. Pradedam. Labai jaudinuosi. O dieve, man atrodo, kad pagavome vaikinai. Tai visai mažas rykliukas. Palaukit, jis nejuda. Būtent čia pastebėjau, kad ryklio jauniklis buvo negyvas. Aš tiesiog bandžiau viską, ką galėjau, kad jį atgaivinčiau, bet jau buvo per vėlu. Tada bandžiau susisiekti su pardavėju ir jiems pranešti, bet niekas neatsiliepė. Atrodo, kad pirmą kartą šiame vaizdo įraše buvome apgauti. Ir kas žino, kiek dar kartų tai nutiks.
Bet tai manęs nesustabdys bandant įsigyti naminį ryklį. Vėliau šiame vaizdo įraše užsakysiu dar vieną ir jis bus daug didesnis. Gerai, kitas skelbimas, kurį radau, yra šiek tiek kitoks. Šis žmogus sako, kad kraustasi ir parduoda visą savo žuvų kolekciją. Jie nenurodo kokios tai žuvis, bet paminėjo, kad kai kurios yra itin retos ir netgi pavojingos. Taigi, jūs jau žinote, aš surizikavau ir nusipirkau tai. Ir vos po kelių dienų šis daiktas atkeliavo. Tai yra didžiausia siunta, kurią esame gavę. Tikiuosi, tai reiškia, kad ir žuvis didelės. Atidariau dėžę ir iš karto pamačiau krūvą žuvų viduje, bet viena ypač patraukė mano dėmesį. O dieve, pažiūrėkite į šios žuvies dydį. Jūs turbūt juokaujate, ji tiesioginė prasme didesnė už mano ranką. Aš tiesiog buvau šokiruotas, bet turėjau paskubėti ir įdėti į akvariumą, nes dėžėje dar buvo daugybė žuvų. O dieve, taigi liūdžuvė. Štai apie ką jie kalbėjo, kai sakė, kad viena iš žuvų yra pavojinga. Šios žuvis yra labai nuodingos, o ši tikrai didelė. Geriau greitai įdėkime ją į akvariumą, kol manęs neįgėlė. Negali būti, čia dar tiek daug žuvų, aš tiesiog traukiau jas vieną po kitos ir radau šunveidą puslę žuvę, didelį panterinį gruperį ir šią keistai atrodančią paslaptingą žuvį. Ir sudėjus visas žuvis į jų naujus namus, dėžėje liko tik viena žuvis. O, ir ši tikrai yra didžiausia iš visų. Manau, tai dar viena zebrinė muriana, bet ši priverčia pirmąją zebrinę murianą atrodyti kaip mažą kūdikį. O dieve, pažiūrėk į jo dantų dydį, prašau, nekask manęs. Na, manau, galima drąsiai sakyti, kad šis akvariumas jau baigtas. Bet dabar viskas taps daug beprotiškiau. Ir taip yra todėl, kad ką tik gavau dar 3 siuntas. Kiekvienoje dėžėje yra po vieną atsitiktinį padarą iš vandenyno, o yra daugiau nei 200 000 skirtingų sūraus vandens gyvūnų rūšių. Taigi čia gali būti tiesiog bet kas. Oho. Kas čia per velnias? Palauk, tai ne gyvūnas. Tai panašu į augalą ar kažką panašaus. Ar juokauji? Mane ką tik apgavo. Bent jau taip maniau. Matote, kiekvienas gyvūnas atkeliauja su lapeliu, kuriame parašyta, kas tai yra. Ir kai perskaičiau, negalėjau patikėti savo akimis. Saulėgrąžinė jūrų žvaigždė. Palauk, čia jūrų žvaigždė? Ne, tikrai ne. Negali būti. Jie meluoja. Žinot ką? Aš jums parodysiu, kaip atrodo tikra jūrų žvaigždė. Štai jūrų žvaigždė. O tas dalykas, tai tiesiog augalas. Palaukit. Jis juda. Gerai, galbūt tai visgi jūrų žvaigždė. Vaikinai, čia beprotybė. Dėl to man ir patinka šie vaizdo įrašai. Yra tiek daug gyvūnų, apie kuriuos net nežinojau, kad jie egzistuoja, o dabar jie mūsų augintiniai. Na, turbūt eisiu surasti namus šitam padarui ir atidarysime kitą dėžę. Nežinau, ar gali būti dar beprotiškiau nei dabar. O taip, ką tik tapo dar beprotiškiau. Čia dar viena jūrų žvaigždė, vaikinai, bet ši milžiniška. O ne, bet atrodo, kad jam čia trūksta belies kojos. Nežinau, kaip tai nutiko, bet laimiai jūrų žvaigždės ataugina savo kojas. Taigi manau, kad jam viskas bus gerai. Kadangi šis vaikinas toks didelis, manau, kad yra tik viena vieta, kur galime jį padėti. Ir tai yra didysis akvariumas. Štai, drauguži, mėgaukis savo naujais namais. Iš 2 iš 3 pakuočių radome tik jūrų žvaigždes, todėl tikėjausi trečioje dėžėje rasti dar vieną. Bet vietoj to neradau nieko. Šioje nieko nėra, vaikinai. Kaip tai įmanoma? Tai negali būti tiesa. Palaukit, ką rašo ant popieriaus? Negali būti. Medūzos. O dieve, aš jas iš tikrųjų matau. Jei pažiūrėsite labai atidžiai, čia yra krūva medūzų. Jos beveik nematomos. Vaikinai, net neįsivaizduoju, kur jas padėsiu. Juokauju, puikiai žinau, kur jas padėsiu. Taip, aš turiu medūzų akvariumą. Vaikinai, aš tiesioginė prasme buvau pasiruošęs bet kokiam jūros padarui šiame vaizdo įraše. Ir gerai, kad tai padariau, nes medūzams iš tikrųjų reikia labai specifinio akvariumo, kad jos išgyventų. Taigi, manau, liko tik vienas dalykas – perkelti šios vaikinus į jų naujus namus. Oho, tai taip šaunu, vaikinai. Dabar mes tiesioginė prasme turime medūzų augintinių. Įdomu, ką dar rasime tamsiajame internete. Po to radau dar vieną skelbimą tamsiajame internete ir jis buvo pats beprotiškiausias iki šiol. Negali būti. Jūrų velnias staigmenų dėžė. Vaikinai, aš dievinu jūrų velnius. Jie yra vieni mano mėgstamiausių žuvų. Jie yra pasalūniški plėšrūnai, puikiai maskuojasi ir atrodo taip, lyg būtų atkeliavę iš kosmoso. Bet ši svetainė atrodo labai įtartinai. Žinot ką, vaikinai, aš tiesiog tai padarysiu, aš ją nusipirksiu. Nors svetainė buvo labai įtartina, tik po 2 dienų nuo užsakymo pateikimo gavau siuntinį. Svetainėje buvo parašyta, kad čia gali būti retų jūrų velnių. Tikiuosi, kad nebuvau apgautas. O dieve. Taip, vaikinai, manau, kad mums labai pasisekė. Dėžė buvo pilna maišelių, vadinasi gavome daug jūrinių velnių. Ir aš net mačiau keletą rečiausių pasaulyje. Bet buvo viena problema – jos negyvos. Vaikinai, visi jūriniai velniai yra negyvi, jos nejuda. Ne, kodėl taip nutiko?
Čia buvau visiškai sugniuždytas. Kiekvienas jūrinis velnės dėžėje nejuda. Bet tada nutiko štai kas. Palaukite minutėlį. Ar matėte tai? Man atrodo, ši pajudėjo. Prašau, pasakykite, kad jis dar gyvas. Taip. O dieve, jisai juda. Vaikinai, negaliu patikėti. Gerai, turime greitai ją ištraukti iš šio maišelio. Jam liko nedaug laiko. Greitai įdėjau jį į indą ir dar kartą patikrinau visus maišelius. Ir kažkokį stebuklų radau dar 3, kurie vis dar buvo gyvi. Atrodo, kad iš viso turime 4. 2 žalius ir 2 raudonus. Deja, keli kiti jūriniai velniai neišgyveno. Bet turbūt tai yra rizika, kurią prisimi užsisakydamas iš tamsiojo interneto. Dabar liko tik vienas dalykas – perkelti juos į naujus namus ir juos pamaitinti. Stebėti, kaip šie vaikinai ėda, yra labai įdomu. Jie iš tikrųjų naudoja tą mažą dalykėlį ant galvos, kad priviliotų žuvis. Kadangi jie taip gerai susilieja su akmenimis, žuvis jų nepastebi. Ir kai žuvis priartėja pakankamai arti, bum! Jūrinis velnias smogia ir praryja visą grobį. Galėčiau stebėti, kaip šie vaikinai ėda visą dieną, bet dar turime tiek daug kitų akvariumų, kuriuos reikia užpildyti. Na, ką tik gavau dar vieną siuntinį, o jo viduje kol kas pavojingiausia žuvis. Štai čia yra akmenžuvė, dar vadinama nuodingiausia pasaulio žuvimi. Ir tai yra pati didžiausia, kokią esu kada nors matęs. Vienas šios žuvies dūris būtų mirtinas ir aš ją laikau dabar savo rankose. Gerai, turbūt neturėčiau to daryti. Leiskite man įdėti ją į akvariumą, kol viskas nesibaigia blogai. Šios žuvis ne tik yra labai pavojingos, bet ir tikros maskavimosi meistrės. Todėl šimtai žmonių kasmet netyčia ant jų užmina. Pažiūrėkite į tai, ji tiesiog atrodo kaip akmuo. Gerai, praėjo kelios dienos ir ką tik gavau 2 naujas siuntas. Viena jūrinių ežių staigmenų dėžė, o kita šiurpių jūrinių šliužų staigmenų dėžė. Atidarykime jas ir pažiūrėkime, ką gavome. Oho, čia tikrai daug maišelių ir visi jie su jūriniais ežiais. Atrodo, gauna daugybę skirtingų rūšių. Štai violetinis, oranžinis, baltas, tai beprotiška. Peržiūrėję visą dėžę radome 6 jūrinius ežius, tarp jų ir tikrai didelių, ir šituos, kurie atrodė beprotiškai. Palaukite, ką tik prisiminiau, kad šie padarai yra labai nuodingi, o aš dabar laikau kokius 10 jų. Tai nėra gerai. Man pavyko saugiai juos perkelti į naujus namus ir atidariau kitą dėžę, kuri buvo pilna tikrų ateivių. Oho, kas čia per daiktas, jūs matot? Manau, kad tai jūrinis agurkas, bet jis rožinis. Mes jau esame pirkę jūros agurkus iš tamsiojo interneto, bet jie buvo įprastos spalvos. Taigi šitas tikriausiai yra labai retas. Kitoje maišelėje radau dar vieną rožinį jūrinį agurką ir jis buvo daug didesnis. Bet dėžėje liko tik vienas maišelis, o viduje buvo kažkas ne iš šio pasaulio. Ar tai išvis gyvūnas, jūs matot? O dieve, į ką žiūriu? Tai labai keista, jūs matot? Čia kažkokia vaivorykštinė masė ar kažkas panašaus. Niekada nemačiau nieko panašaus. Atvirai, net nežinau, ką su tuo daryti. Nusprendžiau juos įdėti į vandenį ir pažiūrėti, kas bus. Po kelių minučių iš jo kūno išlindo kažkokia ateiviška galva ir jis pradėjo judėti. Vau, jūs matot? Tai tikrai keista. Jei žinote, kas tai yra, parašykite komentaruose žemiau. Bet tiek apie tą dėžę. O dabar manau, kad laikas užsisakyti daug didesnių gyvūnų. Neseniai radau svetainę, kurioje buvo parduodama monstriška žuvis iš vandenyno už $1000. Taigi surizikavau ir nusipirkau 2 tokias. Ir štai pažiūrėkite, kas ką tik atvyko. Labai jaudinosi. Labai tikiuosi, kad čia bus ryklių. Lėtai atidariau dėžę ir dėja nepamačiau jokių ryklių. Tačiau pastebėjau kažką dar beprotiškesnio. Palaukite, ar tai drakono unguriai? O dieve, jie milžiniški. Žinokit, drakono unguriai yra tiesiog rečiausi ir brangiausi unguriai pasaulyje. Jie taip vadinami, nes atrodo lyg tikri drakonai. Ir šie yra tikrai patys didžiausi, kokius esu kada nors matęs. Paprastai aš nebijau nieko laikyti rankose, bet šie vaikinai mane nervina. Jie turi labai aštrius dantis ir yra žinomi kaip labai agresyvūs. Todėl turime būti itin atsargus perkeldami juos į jų akvariumą. Štai, pavyko. Gerai, pagavome mažesnį vaikinai, pažiūrėkite į tuos dantis, tai tikrai baisu. O dieve, jis bando mane įkasti. Štai jis, pažiūrėkite į tai. Jis iškart pasislėpė tarp akmenų. Vaikinai, šis akvariumas jiems tiesiog tobulas. Jame yra daug urvų ir vamzdžių, kuriuose jie gali slėptis. Gerai, eikime paimti didesniojo. Štai, pavyko. O dieve, pažiūrėkite į tai. Jis toj man sprandą sulaužys. Jis toks didelis. Nors jie ir baisus, bet tikrai labai gražus. Tačiau tai vis tiek nėra ryklys. Taigi, manau, bandysime dar kartą. Gerai, greitai prieš bandydami nusipirkti tą ryklį, atėjau pažiūrėti į krevetę maldininkę ir jos nebėra, jos nėra inde. O dieve, manau, ji pramušė skylę inde. Na, atrodo, kad man teks nusipirkti dar vieną indą, bet pirmiausia, pabandykime nusipirkti tą ryklį. Ieškodamas tamsiajame internete, viso šio vaizdo įrašo metu nuolat matydavau šią svetainę, kuri teigia parduodantį ryklį. Bet ši svetainė buvo tikras įtartinumo pavyzdys.
Net nebuvo jokių nuotraukų, jokios informacijos, bet manau mums reikia tai padaryti. Neturime kito pasirinkimo. Nupirkęs laukiau daugiau nei savaitę, bet ryklio nebuvo nė ženklo. Ir atvirai pradėjau prarasti viltį. Bet tada nutiko štai kas. Ką tik gavau siuntinį ir manau, kad tai ryklys. Na prašau, tik būk čia viduje, mums reikia ryklio. O dieve, man atrodo mes jį gavome. Pažiūrėkite į tai, netikiu. Mes iš tikrųjų gavome naminį ryklį, negaliu tuo patikėti. Ir šitas gana didelis. Neturiu jokio supratimo, kokio tai tipo ryklys. Jei žinote, parašykite komentaruose. Bet manau, kad turiu jam puikią vietą. Matote, kaip planavau šį vaizdo įrašą, specialiai rykliui nusipirkau šį akvariumą. Taigi nelaukiant ilgiau perkelsime jį į naujus namus. Štai jis plaukė, o dieve, jis čia atrodo puikiai. Na, manau, kad mūsų žuvų kambarys jau baigtas. Kiekvienas akvariumas pilnas beprotiškų jūros gyvių, kuriuos užsisakėme iš tamsiojo interneto. Bet jei manote, kad turėtume įsigyti dar kokį nors gyvūną, parašykite komentaruose ir padarysime antrą dalį. Taip pat būtinai apsilankykite Bass Fishing Productions Top Shop Shop ir pažiūrėkite naują atributiką. O dabar pasimatysime kitame vaizdo įraše. Iki.